automobilis Estas, sporto numeris 209, organizuokit maksimaliai greitai praleidimą jo ir praneškit. Rugsėjo 10-12 dienomis vyko varžybos Vilniaus visureigių klubo Taurė 2004, kurios tuo pačiu metu buvo ir trečiasis baigiamasis Baltijos Taurės 2004 etapas. Varžybas organizavo Lietuvos visureigių klubų asociacija, Vilniaus visureigių klubas ir klubas 4x4 Vilnius. Tai pirmosios tokio masto tarptautinės visureigių varžybos Lietuvoje. Šiemet varžėsi net 24 ekipažai pačių geriausių lenktynininkų ir visureigių iš Pabaltijo. 9 iš Lietuvos, 10 iš Latvijos ir 5 iš Estijos. Penktadienį Rotušės aikštėje Vilniuje startavo pirmosios dienos varžybos. Jos vyko Vilniaus ir Molėtų rajonuose, Mickūnų, Bezdonių, Pabradės miškuose bei pelkėse. Я вижу за рулем счастливого Арниса. Он в этом году очень интересно и красиво потопился на самых крутых гонках в России Ладога. Машина была потоплена сверху крыши. Унимок Toyota. У вас счастлива ваша дама. Vandenyje maudėsi ne tik visureigiai, bet ir jų vairuotojai. Paskutiniai dalyviai pasiekė finišą tik apie 5 valandą ryto. Deja ne visi. Kas trečias visureigis sulūžo ir patyrė gedimų. Jiems buvo suteikta geranoriška kitų dalyvių pagalba ir per naktį buvo suremontuoti ir paruošti antros dienos startui beveik visi visureigiai. Šeštadienį ryte estų Fried Aus ir Vanbola Meinhardt ekipažas patyrė avariją, dar net neprasidėjus antrosios dienos varžyboms. Jie susidūrė žvyrkelyje su žiūrovo automobiliu. Va, tai jūs dar luktelkit, o mes čia atlikėm čia avarijos pakeliui nutikę. I have to repair it anyway, so... I think it's not good. But what happened here actually? Nothing. Nothing at all. It's just parking. Yes. Just parking. Parking your car Yes. in a way like this? Yes. Because we're still thinking how to get you to the start. If you have an axle, to change an axle in 1 hour, it's no problem. Yeah, no, it's not problem. We can weld the rear. The only thing is wheel. Don't your colleagues nobody have a wheels? Lietuviai operatyviai padėjo suremontuoti visureigį. Dėl šių nesklandumų organizatoriai 1,5 valandos atidėjo varžybų startą.
Antrosios dienos varžybose Alantėlėje startavo 17 TR2 ir TR3 klasės ekipažų. Varžybos vyko 3,5 km ratu. Ši raižyta ir sudėtinga vietovė įveikiama tik su specialiai paruoštais automobiliais. Varžybų dalyviai skirstomi į 3 kategorijas. Kategorijai TR1 priklauso serijiniai visureigiai paruošti varžyboms ir atitinkantys šios kategorijos reikalavimus. TR2 tai specialiai paruošti ir patobulinti serijiniai visureigiai. Ir galų gale TR3 tai automobiliai prototipai, kurie ženkliai skiriasi nuo gamyklinių savo galingumu ir paruošimu. Taip pat laisvos konstrukcijos prototipai bei originalūs automobiliai atitinkantys šios klasės techninius reikalavimus. Šiemet trasa buvo sudėtingesnė dėl didesnio vandens kiekio kliūtyse bei kitų oro sąlygų. Tačiau ir dalyviai buvo geriau pasirengę, geriau paruošti jų visureigiai. Buvo keletas visureigių, kuriems buvo pritaikyti Unimog ir Pinzhauer karinės technikos agregatai, o taip pat keletas automobilių su portaliniais tiltais. Šis įspūdingas renginys buvo įdomus ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams. Jie turėjo puikiausią galimybę stebėti didžiąją uždaros trasos dalį iš žiedo vidinės pusės. Pabaltijos šalių bekelės sportininkai jau daugelį metų susitinka įvairiose varžybose, kurios vyksta artimajame užsienyje. Seniai buvo gimusi mintis išbandyti jėgas tarpusavyje. Tačiau ir būta daug kliūčių, tarp jų skirtingi techniniai reikalavimai visureigiams, nes skirtingų konstrukcijų ir galimybių visureigiai varžosi skirtingose klasėse. Negalima teigti, kad dabartinės taisyklės vieningos, tačiau įdėjus daug trišalio darbo atsirado naujos ir labai panašios taisyklės visureigių paruošimui sportui. Pirmoji kalba apie vieningus tikslus užsimezgė jau 2002 metais Rusijoje. Legendinėme Trophy reide Rusijoje Ladoga 2003 tarp visų dalyvaujančių šalių atstovų įvyko pirmosios derybos. Buvo aptariamos skirtingų šalių varžybų koncepcijos, skirtingi techniniai reikalavimai. 2003 metų spalį Suomijoje Worm Trophy varžybų metu buvo suderinti pradiniai dokumentai ir pasirašyta sutartis. Pagal šios dokumentus bei numatytas datas ir vyksta Baltic Cup 2004 varžybos. I
Kas ratą ekipažai surinkę baudos taškų už įvairius pažeidimus buvo stabdomi. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, jie turėjo iki 5 minučių prabūti baudos aikštelėje. Зона Г по прямой поехали без ремней. How's it going? Oh, yeah. Значит, обинисировано. Просто возможно не ехать, и ваше время будет такое, как вы... Lenktynės vyksta 3,5 km ratu, o laimės tas, kuris per 3 valandas įveiks daugiau ratų. Taigi sustabdymas yra bausmė, nes kiti tuo metu važiuoja. Kaip sekasi? Normaliai, kaip matote. Mes nepasiduodam, mes jau seniai, pas mus jau priekinis tiltas nedirba ir mes jau seniai galėjom pasiduoti nuo trasos, o tiesiog jau norim pabaigti. Varžybų dalyviai buvo labai patenkinti renginio organizacijai. Anot jų, geriausiai pavyko 3. Baltijos taurės etapas vykęs Lietuvoje. Kiti 2 etapai vyko gegužės mėnesį Latvijoje ir Liepą Estijoje, kur organizatoriams nepavyko išvengti įvairių nesklandumų. И, Audriau, тебе слово объявить призеров и победителей. Šeštadienio varžybų lyderis tai TR3 klasės Unimog Toyota, kuria važiavo Latviai Arnis Namajums ir Haris Silas. Jie geriausiai nuvažiavo 8 trasos ratus, surado savo trajektoriją. O Baltijos taurės 2004 absoliutus nugalėtojai irgi Latviai – Vens Viduš ir Indulis Viduš, lenktyniavę UAZ visureigiu. Kaip be būtų gaila, visas prizinės Baltijos taurės vietas užėmė Latviai ir Estai. Organizacinio komiteto pirmininkas, Seimo narys Gintautas Babravičius teigė, jog šios tarptautinės varžybos turi puikias perspektyvas tapti tradicinėmis.